tai mes norėtume pasidalinti apie pašaukimą šeimai. Kažkaip atrodo, jog pašaukimas šeimai yra visai natūralus. Tiesiog natūraliai žmogui negera būti vienam ir norisi turėti šeimą, bent jau man taip atrodė. Vaikystėje man labai rūpėjo vaikai. Šiaip kažkaip vaikai šeimoje atrodė labai svarbus dalykas ir kada nors ištekėti, turėti vaikų, aš svajojau. Man patikdavo prižiūrėti mažus vaikus, pavyzdžiui, ten pusseserės ar kitus. Man labai patikdavo bendrauti su vaikais, kažko jos mokyti. Vėliau kažkaip tas pašaukimas atrodė, gal ne visai sąmoningas. Jisai dabar tai jau toks įsisąmonintas. O tuo metu kažkaip atrodė, kada nors ištekėsiu, kada nors turėsiu šeimą. Bet buvo svarbu tikėjimas. Mes augom sovietmečiu, kai tikėjimas buvo varžomas ir dėl to buvo labai svarbu, kad šeimoje būtų bendraminčiai. Bent man taip atrodė ir mama taip sakydavo, kad labai svarbu šeimoje būti vieningų pažiūrų. Tai turbūt panašiai galvojo ir mano būsimas sutuoktinis. Taip, nuo vaikystės augau šeimoje, tokioje, kurioje buvo tikėjimas svarbu ir mes, nors ir paauglystės laikotarpiu, nepleidom tokio tikėjimo dalykų, mama skatino ir taip palaipsniui ėjom per paauglystės laiką ir iki brandos, o po to, kaip jau mokslai prasidėjo ir po jų baigimo, jau atėjo laikas kurti šeimą. Bet tai buvo natūralus toks procesas, tarsi tokia kaip veiksmų estafetė perdavimas, nes baigus mokslus, turint darbą, reikia ir šeimą sukurti. Tai ieškojau, su kuo būtų galima gyventi. Ir buvo svarbus ir pasaulėžiūriniai dalykai. Tai ne taip greitai sekėsi, bet atsirado žmogus, su kuriuo toliau susaistė vienas kitą mūsų gyvenimas ir dabar esame jau daug metų kartu. Jau bus 39 metai santuokoje šiemet, o susipažinom prieš 40 metų. Bet mes šeimą kūrėm ne tokį ir jauni, 27-8 metų. Būdami jau atrodo gana taip brandžiai, net ten įsimylėję aklai ir labai emociškai įsitraukę. Jau buvo kažkoks racionalus, sąmoningas pasirinkimas. Ir susipažinom mes pas jo brolį kunigą per katalikišką jaunimo grupę. Tai turbūt gerokai mums padėjo tas artimųjų ratas susitikti. Nors buvo ir kitokių galimybių pasirinkti. Iš pažįstamo jaunimo porą vaikinų pasirinko kunigystę, studijų metais gyvenau pas seseris vienuolės ir ten buvo labai gera, bet kažkaip vis dėlto galvojau, kad šeima man geriau tiktų. O dabar galbūt apie to šeimos pašaukimo tolesnę kelionę. Jeigu kalbėti, tai ne viskas buvo taip lengva ir paprasta. Ir daugelį jaunų šeimų turbūt ištinka sunkumai. Gal ir pirmiausia tie tokie buitiniai, materialiniai dalykai arba kartais nežinojimas. Ir netgi, sakyčiau, buvo krizinė situacija. Praėjus keletui metų nuo mūsų santuokos.
Daugelis šeimų dabar jau stengiasi gyventi atskirai nuo tėvų. Mes dar neturėjom tokios galimybės tuo metu. Čia buvo visos tos pertvarkos ir keitėsi sąlygos, galimybės įsigyti būstą tuo metu, atskirai gyventi buvo sunku. Ir mes nežinom, kad vis dėlto šeimai reikia būti kartu, labai poroje susitelkti. O mes gyvenom keletą metų beveik atskirai, susitikdavom tik savaitgaliais. Aš pas savo mamą, vyras dar pas savo tėvus. Ta situacija turbūt nebuvo labai palanki mūsų santykiams pradžioje. Tai man tai gal mažiau tas jautėsi. Žinoma, jau ir vaikai buvo, ir žmona, žmona viena būdama su vaiku ir netgi dviem, pasigesdavo manęs, nes mes gyvenom skirtinguose miestuose, tai buvo tam tikros kliūtys, bet vis dėlto dėl darbo klausimus įsprendėm ir persikėliau kartu gyventi. Tada prasidėjo jau tai bendresnis gyvenimas ir dar mums padėjo Linos mama su vaikais ir pavaduodavo ją. Ir Lina dar tokia aktyvi, tai jinai įsitraukė į tokias visuomeninės veiklas, dar mokėsi ir tai būdavo reikalinga labai pagalba, tai tą gelbėjo mūsų Linos mama. Daug atiduodavo savo laiko vaikams. O kaip šeimoje, tai aš matydavau Linos norą būti visuomeniškai ir taikyti, kaip sakant, šeimos gyvenimą derinti su visuomeninė veikla. Tai man iš pradžių kaip ir keldavo tokį nepatogumą, tokį kaip ir tarsi priekaištų, bet matydavau, kad jis sugrįžta iš tų visų renginių savo džiaugsmingai nusiteikusi viską ir nebenorėjau trukdyti. Nenorėjau kažką tai prieštarauti ir leidau, kaip jai yra geriausia. Galbūt iš pradžių tai buvo lyg ir sunkumai, nes Romualdas daugiau iš tokios uždaresnės šeimos. Mano šeima, tiksliau mama, buvo aktyvi bendruomenėje, parapijoje ir man savanorystė atrodė labai natūralus dalykas. O jam iš pradžių tikrai nebuvo lengva šitą priimti. Ir aš labai dėkinga, kad tais vakarais, kai aš ten ruošdavau santuokai poras arba kažkur kitur būdavau su savo veiklom, jis skirdavo laiko vaikams. Ir netgi darbą pasirinko būtent tokį, kad galėtų ne kiekvieną dieną dirbti. Taigi rimta pagalba su vaikais. Vėliau galbūt mes tos dalykus suvokėm. Žinoma, šeimos centre savanorystė, ji davė labai daug. Davė žinių, patirties. Dabar ruošiant kitas poras santuokai, aš daug sužinojau, daug ko išmokau. Pavyzdžiui, dabar jau mes žinome, kad nemokėjom išsakyti savo jausmų, nemokėjom išsakyti savo poreikių. Dėl to ir buvo tie sunkumai pradžioje. Dabar dar dalyvavom sutuoktinių judėjime ir sutuoktinių susitikimuose mes girdim kitas poras, kaip jos dalinasi savo sunkumais, savo išgyvenimais ir savo patirtimis, atvirai dalinasi ir tada matai, kad ir mes panašiai daugelį dalykų darėme, klydome, taisėmės, atradome. Taigi ta savanorystė buvo ir vaisinga ir aš labai dėkinga savo vyrui už kantrybę, kad jis leisdavo man ten daugiau įsitraukti ir dalyvauti, visur lydėdavo. Vėliau pastebėjom, kad yra naudinga ir mūsų vaikams, šeimų stovyklos, įvairūs renginiai, susitikimai, kur susitikdavom panašias šeimas. Mūsų šeimoje užaugo 4 vaikai,
3 sūnus ir dukra. Ir aišku, tėčio pavyzdys, palaikymas, vertybinė, vieninga mūsų pozicija buvo labai naudinga auklėjant vaikus, perduodant vertybės. Tai dėl to ir tie džiaugsmai dabar jau, kai esame dviese, kai vaikai palikę tėvų namus, mes galime pasidžiaugti, kad jie priėmė tėvų vertybės ir nebijo turėti bent po 3 vaikus. Mes džiaugiamės 10 anūkų ir džiaugiamės, kad jie taip pat yra aktyvūs, dalyvauja Dievo motinos šeimų judėjime, kad jie irgi turi bendraminčių draugų ir tai labai padeda poros santykiuose, tai stiprina šeimą. Taigi manau, kad ta kelionė kartu, pašaukimas šeimai pasitvirtino, dabar mes tai labiau įsisąmoniname. Dabar jau sąmoningiau tikriausiai tai darytume, tada nebuvo nei pasirengimo santuokai kursų, daug kas sužinojome vėliau, tačiau visada galima mokytis, visą gyvenimą galima mokytis.